kad priekyje lėtesnių varžovų ir kad bus dulkių, bet pradžioje dulkių nebuvo, tai viskas vyko pakankamai sklandžiai. 3 didžiulės klaidos, kurios mums neleido padaryti jokio rezultato. Trasoje buvo blogai pažymėta viena vieta nusukimas, kur tikrai nusuko pakankamai nemažai varžovų. Tai praradom nemažai laiko važiuodami visiškai netrasa, kažkur kitur teko apsisukti grįžti atgal. Tada dėl blogo kelio ir matyt jau yra pasidėvėję užraktai kapoto, pradėjo plevėsuoti kapotas, turėjom stoti. Ir pats šlikščiausias, tai nuleido ratą. Ratas keičiamas tokio tipo automobiliuose pakankamai greitai, bet vakar pusačis prakirto sistemą ir nebuvo laiko jo susitvarkyti. Tai teko dirbti su hidrauliniu domkratu. Buvo labai birus smėlis, tai ilgiausiai mano keistas gyvenime ratas turbūt buvo. Aš jau vienu momentu galvojau, negi aš šio automobilio nepakelsiu. Tai šitie 3 įvykiai, aišku, neleidžia galvoti apie rezultatą kol kas. Nežinau, reikia nusiraminti ir stengtis daryti geriausia, ką gali toliau. Tadienį dulgiai greičio ruožai po 144 km, tai gaunasi beveik 300, tai tokia jau tikrai pakankamai rimta diena. Ir likus 25 km iki paskutinio šeštadienio greičio ruožo finišo, pajutau, kad nebeturiu priekinės ašies, kitaip tariant, arba pusašis, arba reduktorius subirėjęs, tai nusprendėme važiuoti iki finišo, nes automobilis iš principo važiavo. Likus 3 km iki finišo, vienu momentu tiesiog netilpau kelyje ir galinių ratų kabinau medį ir išmušiau galinį tiltą. Tai aišku, kad neturint priekinio tilto ir galinio tilto niekur nebevažiuosi. Tai, sakysim, gal tai baisiai netrodo, bet važiuoti niekur nebegalim. Tai Baja Poland yra pabaigta. Tiek žinių, svarbu, kad visi sveiki gyvi.